kiek kils akcizai, kodėl ir gerai tai ar blogai, apie atlyginimus biudžetinių įstaigų darbuotojų, visų pirma, socialinį draudimą, tiek įmokas, tiek ir išmokas. Labadiena, tradicinė rubrika Kas įvyko Seime, kur Seimas priėmė gerus sprendimus, o kokie galėtų būti kritikuojami. Kalbėsiu apie šią savaitę, koncentruosiuos į biudžetą, bet ne tiek į makroekonominius skaičius, kurie kitą kartą nepasako labai daug, bet kalbėsiu apie akcizus, kiek kils akcizai, kodėl ir gerai tai ar blogai, apie atlyginimus biudžetinių įstaigų darbuotojų, visų pirma, palies kėlimas, socialinį draudimą, tiek įmokas, tiek ir išmokas. Na ir taip pat paliesiu pradžioje ir šiek tiek ir žinoma ir makroekonominių dalykų, valstybės skolą ir kitus. Bet pradedu nuo to, kas vyko Seime be šių įstatymų projektų. Tai du aspektai turbūt pagrindiniai. Apkalta Gintautui Paluckui, nepavykusi. Jau minėjau savo video, kad mano vertinimu tai buvo politikavimas, o netikras noras opozicijos kažkokiu būdu įvertinti vieną ar kitą veiksmą, juolab, kad tuos veiksmus vertina dabar ir teisėsauga. Antras dalykas, tai buvo Konstitucinio teismo teisėjų skirimas, buvo pristatyti Seimui 3 kandidatai, iš 3 kandidatų Seimas patvirtino 2 ir jau spėjo žiniasklaida įvertinti, kad tai buvo ne kas kita kaip socialdemokratų, pagrindinių valdančiosios daugumos partijos pagrindinės atsakas prezidentui į jo veiksmus. Ir tai jau turbūt trečias toksai įspėjimas, perspėjimas, kaip jį čia pavadinti. Atsimenate, pirmas aspektas buvo prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Baudžiamojo kodekso 228 straipsnį, Seimas atmetė veto. Toliau nepaskiria jo pasiūlyto kandidato į Konstitucinio teismo teisėjus. Ir trečias yra Šakalienės atstatydinimas. Tai yra jo siūlyta arba jam artimiausia buvusi ministrė, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Lieka 2 ministrai dar tie, kurie buvo artimai susijęs su Gitanu Nausėda. Tai yra užsienio reikalų ministras ir energetikos ministras. Tai štai valdančioji dauguma, jos didžioji frakcija Seime, tai socialdemokratai, tokiu būdu kviečia, siūlo ar net primiktinai nurodo prezidentui bendradarbiauti ir kad prieš veikiant, darant bet kokius veiksmus, reikėtų apsvarstyti ir pasiderinti. Mano toks yra vertinimas. Matysim, kaip visa tai išsirutulios. Abi pusės kol kas sako, kad jokio konflikto nėra, viskas vyksta normalus bendradarbiavimas, bet akivaizdu, kad tam tikros įtampos, 3 veiksmai vienas po kito. Turint minty, man būnant Seime ir atsimenant pavasarį, kaip prezidento Gitano Nausėdos įstatymų projektai būdavo svarstomi Seime, jie tiesiog būdavo visi priimami be jokios diskusijos, praktiškai vienbalsiai. Tai dabar turim visiškai kitą vaizdą. Artimiausių metų matysime, kai atsiras ir krašto apsaugos ministras ir kaip toliau rutuliosis santykiai tarp prezidento ir valdančiosios daugumos didžiosios partijos. Na, o pradedu šitą video jau einant prie pačių įstatymų projektų ir svarbių finansinių dalykų, tai pradėkim nuo valstybės finansinių ataskaitų rinkinio, tai yra, kitaip tariant, visos valstybės finansų ataskaitų. Jos atrodytų lyg ir nelabai svarbios žmonėm, niekas per daug nesigilina ir neskaito, bet žinokit, tuose dokumentuose iš tiesų yra labai daug tikrovės atskleidžiama, juolab, kad valstybės kontrolė, kuri audituoja valstybės finansus, skelbia, kad tie valstybės finansai nėra visapusiškai ir tinkamai tvarkomi. Valstybės kontrolė pareiškia sąlyginę nuomonę dėl nacionalinio ataskaitų rinkinio, kitaip tariant, pasako, kad yra reikšmingų klaidų valstybės biudžetuose, valstybės ataskaitose finansinėse ir tos reikšmingos klaidos neleidžia jai pateikti besąlyginės nuomonės, o pateikiama tik tai sąlygiška nuomonė. Kitaip tariant, jeigu tų klaidų netikrindama, ji pasako, kad viskas yra tvarkoje, išskyrus tai, kad matau
klaidų. Ir štai iš tų klaidų tokia viena ryškiausių, ką ir matote savo ekranuose, tai yra turto apskaita. Valstybės turto apskaita, net 7,8% valstybės turto yra nepatikimi. Kitaip tariant, tie duomenys apie valstybės turtą yra nepatikimi. Aš toliau galėsiu parodyti tas klaidas, kokios valstybės kontrolės nurodytos valstybės finansinės ataskaitoje klaidos, bet einu nuosekliai pagal valstybės kontrolės dėstymą finansinių ataskaitų ir pradėsiu nuo pirmojo aspekto, apie kurį norėjau pakalbėti, kas ir yra tose valstybės kontrolės ataskaitoje, tai yra apie valstybės skolą. Valstybės skola, kaip matote, kito. Ji nuo 2015 metais nuo 42% prie bendro vidaus produkto santykio jo buvo pakitusi iki 45, net 46% 2020 metais, kai buvo prieš pat rinkimus, matot, per vienerius metus, nuo 19 iki 20 metų labai daug valstybė prisiskolino ir prisiskolino 10% padidindama savo bendrą skolą. Tai buvo COVID pandemijos metu, mano supratimu, tokia, ir valdymas jos buvo prastas, ir matot, ir finansinis valdymas buvo ypatingai prastas. Vėliau, nuo 20 metų, nors valstybės skola ir didėjo, tačiau santykis tarp bendrojo vidaus produkto ir skolos, jis mažėjo nuolat ir šiuo metu, 24 metais, mes turim 38% su trupučiu valstybės skolos ir bendro vidaus produkto santykį, ir šitas santykis yra visiškai neblogas kol kas. Iki 40% bendro vidaus produkto, kai yra skola, laikoma, kad valstybė tinkamai veikia, pasiskolina ir iš savo turto, ir iš skolinto turto kūrė pridėtinę vertę žmonėms. Bet kas atsitiks vėliau? Pagal pristatytą biudžetą akivaizdžiai matosi, kad yra labai didžiulis tarpas tarp valstybės pajamų, 21 su viršum milijardo valstybės pajamos ir net 6,5 milijardo didesnės išlaidos. Ir štai čia tos išlaidos bus akivaizdu finansuojamos iš valstybės skolos. Ir jeigu 26 metais planuojama, kad bendrai vidaus produktą augins jūsų pačių iš antrosios pakopos pensijų pasiimti pinigai didinantys vartojimą, kitaip tariant, žmonės pasiims iš antrosios pakopos pensijos pinigus, mes juos į rinką ir pirks prekes ir paslaugas ir taip didins vartojimą ir taip didins patį bendrai vidaus produktą Lietuvos, tai 27 metais šito aspekto jau nebelieka. Ir 27 metais, jau sakau, jau ne pirmą kartą, jau praeitais metais tą sakiau, 27 metais, manau, Lietuva gali ateiti į tokį gana sunkų laikotarpį, kada bendras vidaus produktas neaugs, reikės vykdyti įsipareigojimus prisimtus dabar, ypatingai krašto apsaugos pirkimuose, krašto apsaugos sistemos srityje, taip pat ir socialinės apsaugoje. O bendras vidaus produktas neaugs, skolų jau valstybė bus paėmusi pakankamai ir 27 metais bus priversta imti dar, tam, kad finansuoti ir einamąją skolą, ir būsimas skolas. Ir štai čia turbūt ne veltui dabartinis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pats pripažįsta, kad erdvės valstybės išlaidoms kasmet bus vis mažiau ir mažiau. Todėl neatmetu pagrindinio aspekto, apie kurį dar kol kas mažai kas kalba, tai yra apie tai, kad aš netmesčiau, kad 27 metais gali būti didinami mokesčiai, juolab, kad ir 26 metais, kaip jūs pamatysite iš šiandienos apžvalgos, mokestinė aplinka nedžiugins, kitaip tariant, mokesčiai toliau didės, mokesčiai arba įmokos. Antras dalykas, apie ką kalbama valstybės audito ataskaitoje dėl valstybės finansų rinkinių, tai yra apie reikalingus bendrus rezervus. Kaip atsimenate, Sodra turi milijardinius rezervus ir štai sakinys pačioje valstybės kontrolės ataskaitoje: valstybės rezervai, valstybės socialinio fondo ir privalomo sveikatos draudimo fondo padidėjo trečdaliu ir metų pabaigoje mes turime 4,8 milijardo eurų rezervą.
ir iš jo didžioji dalis tai yra sodros rezervas. Visada sakiau, kad sodros rezervas yra labai didelis ir klausimas, ar verta mums turėti tokį didelį sodros rezervą, ar neverta sodros rezervų finansuoti pensijų kėlimą. Tas yra iš dalies labai nežymiai padaryta šiais metais ir siūloma pensijas kelti šiek tiek daugiau negu buvo ankstesnis įsipareigojimas indeksacijoje, bet pakankamai nežymiai, nes rezervo paimama tik tai, bijau dabar sumeluot, 15 ar 20%. Ir klausimas yra, kodėl mums reikia didesnį rezervą. Ir atsakymas yra valstybės kontrolės ataskaitoje. Nustatytas rezervo dydis sukaupti 1 metų fondo išlaidų sumą. Klausimas, ir pirmą kartą girdžiu, kad valstybės rezervas turėtų būti visos sistemos 1 metų išlaidų suma. Tai yra tikrai labai didžiulis rezervas. Laikoma, kad pusmečio suma, kiti sako, kad 4 mėnesių suma yra pakankama viso rezervo. Štai čia Lietuva nori sukaupti metų rezervą. Visų išlaidų metų rezervą. Ir štai paaiškinimas, kodėl. Didėjant geopolitiniam neapibrėžtumui, strateginis rezervų valdymas tampa itin svarbus siekiant užtikrinti fiskalinį atsparumą, operatyvų reagavimą į ekonominius ir saugumo iššūkius ir valstybės finansinį savarankiškumą. Ir čia, tai matydamas, keliu klausimą vėl, jau valdžia negazdino žmonių artėjančių karų. Tiesa, Šakalienė išeidama iš ministrijų atkreipė dėmesį, kad čia po metų Lietuvoje bus karas. Tai štai, matydamas tokius sakinius valstybės audito ataskaitoje, sakyčiau, kad tie Šakalienės perspėjimai atsispindi ir dokumentuose, kurie yra pateikti Seimui. Nes iš tiesų 1 metų rezervas jisai yra labai didelis ir tokį rezervą turėti yra prabanga, mano supratimu, Lietuvai, ir neišdalinti to rezervo dalies pensininkam ar kitom socialiniam grupėm. Turint minty, koks pas mus skurdo lygis, tai štai šita situacija tikrai rodo, kad Lietuva ruošiasi kažkam labai labai rimtam. Kas dar yra įdomaus ataskaitoje? Tai turbūt pereikim prie pagrindinių dalykų, tai yra prie reikšmingų duomenų iškraipimų. Tai yra valstybės kontrolė sako, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinyje yra reikšmingi duomenų iškraipimai. Ir štai reikšmingi duomenų iškraipimai yra visų pirma apskaitant valstybės turtą, miško, žemę ir medynus. Čia daugelis klausia apie tai, apie mišką, kiek Lietuvoje iškertama miškų ir tokį iš tiesų Lietuva netenka vis daugiau ir daugiau miškų. Tai štai net ir apskaita miško, žemės ir medynų Lietuvoje yra reikšmingai iškraipyta. Toliau kalbama apie reikšmingus iškraipimus valstybės turto, tai yra mineralinių išteklių srityje. Reikšmingi iškraipimai muziejinių vertybių duomenų apskaitoje. Reikšmingi iškraipimai taip pat yra ir kitur, o čia yra labai rimtas dalykas, atkreipiu dėmesį, pasižiūrėkite, 107 milijonai eurų turto ir iš jų 88 milijonų eurų pagrindinės veiklos sąnaudų negali patvirtinti, nes yra 4 valstybės biudžetinės įstaigos, kurios finansų apskaitos tvarkymo procesai ir ūkinių operacijų registravimas netitinka viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo. Kitaip tariant, atskaitomybė padaryta tiek netinkamai, kad jų įtraukti į bendrą apskaitos sistemą valstybės finansinę ataskaitą valstybės kontrolė atsisako. Dėmesio, tai yra 107 milijonų eurų turtas ir 88 milijonų eurų pagrindinės veiklos sąnaudų. Tai tiek apie valstybės kontrolės nacionalinio ataskaitų rinkinio ataskaitas ir apie sąlyginę nuomonę. Toliau trumpai apie biudžetą, kas yra kitose dokumentuose. Tai, kaip jau minėjau, valstybės skola auganti, valstybės gynimo fondas fonde įmokose, valstybės fondo gynimo, kai praeitais metais buvo didžiulės bankų solidarumo įmokos, šiuo metu nuo 2026 metų nebebus bankų solidarumo įmokos, jos yra išbraukiamos iš pajamų eilutės valstybės gynybos fondo finansuose.
Taip pat sudaromos valstybės gynimo fondui galimybė pirkti ne tik įsigyjant karinės gynybos priemonės, bet taip pat ir dvejopo naudojimo paskirties. Tiek infrastruktūra, tiek ir įranga ir taip toliau. Tai štai tokie pagrindiniai pasikeitimai, kiek tai liečia valstybės gynybą. Ir perinu prie akcizo, turbūt įdomiausių dalykų, tai yra tai, kas palies mus kiekvieną. Ir čia reikėtų kalbėti apie akcizą kūrui visų pirma. Ir akcizas kūrui, gazoliui, vėlgi akcizų bendra suma didės. Ir akcizų didėjimas, bendras didėjimas nėra stabdomas. Kitais metais bendra akcizų suma, kuris susideda iš pastoviosios dalies ir kintamosios dalies, tai reiškia vyriausybė visada kalba apie kintamosios dalies sumažinimą, iš tiesų jį mažina kintamąją dalį, bet bendra suma akcizų didės 6,5% lyginant su šiais metais. Ir kas yra įdomiausia ir kartu ir liūdniausia, kad Lenkų biudžeto projekte šiuo metu akcizų didinimas apskritai nenumatomas. Tai jau šiuo metu, kaip matote, akcizai yra Lietuvoje didesni negu Lenkijoje ir skirtumas tarp Lietuvos ir Lenkijos dizelino akcizų tikrai bus ryškus ir jis greičiausiai dar labiau išaugs. Beje, pagal duomenis bendrieji degalų pardavimai Lietuvoje per pirmosius 8 mėnesius sumažėjo 10%, o dizelino net 15%. Mažesnis akcizas dizelinui Lenkijoje verčia verslus pirkti dizeliną Lenkijoje, pervažiuoti per Lietuvą be sustojimo Lietuvoje, neužsipilant čia degalų, ir tokiu būdu visas tas pabrangimas akcizo realiai krenta ant paprastų vartotojų pečių. Kitaip tariant, mes su jumis sumokame didesnę kainą už kuro akcizą. Bet mūsų tie pirkimai dėja neatstato tų pardavimų praradimo. Ir Lietuva iš tiesų prarasdama pardavimus, praranda ne tik akcizą, bet praranda ir pridėtinės vertės mokestį. Aš esu rodęs savo ataskaitose, kaip dizelino akcizų kėlimas įtakoja dizelino pardavimų mažėjimą ir kas bendrai tada sumažina ir akcizus, ir pridėtinį vertės mokestį. Per pirmosius 3 mėnesius, vasaris, kovas, balandis, kaip matote, Lietuva prarado bendrai mokesčių virš 30 milijonų eurų. Tai tokia situacija yra su akcizų keitimu, mano supratimu, absoliučiai netinkamas veikimas ir netinkamas modelis, kuris yra pasirinktas. Sekanti tema tai yra socialinis draudimas. Keičiamas socialinio draudimo keletas aspektų. Kaip jau minėjau, socialinio draudimo fonde jis yra išimtis, jeigu valstybės biudžetas pajamų patiria mažiau negu patirs išlaidų, tai socialinio draudimo yra visiškai atvirkščiai. Mes turėsime daugiau negu apie pusantro milijardo eurų pajamų daugiau negu išlaidų ir visos jos nuguls į sodros rezervą. Mano supratimu vėlgi, kaip jau minėjau, metams didinsim rezervą iki metinių išlaidų dydžio, kas gana keista yra ir greičiau panašiai į tai, kad Lietuva iš tiesų ruošiasi kažkokiam tai labai kritiniam kažkokiam laikotarpiui. Kas dar yra keičiama socialiniu draudimu, tai čia jau didinamos įmokos kai kurių asmenų. Individualia veikla užsiimantys asmenims ir ūkininkams šiuo metu mes mokame visi įmokas nuo 90% nuo apmokestinamųjų pajamų, bet individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ir komanditinių bendrijų nariai socialinio draudimo įmokas moka nuo 50% savo pajamų. Tai štai šitas naikinama ir visi nuo šiol mokės nuo 90% apmokestinamųjų pajamų. Nors projekte tai pateikime kaip labai pozityviai, sulyginsim visų mokestinę naštą, visi mokės vienodai ir taip toliau ir bus visi užtikrinti vienodai savo socialiniu draudimu. Toks yra įstatymo lygtai ir tikslas, bet realiai tai yra padidinamos įmokos
grupiai asmenų dėl to, kad mokestinės bazės padidinimas nuo 50% nuo pajamų iki 90% nuo pajamų, jisai didina mokestinę naštą šitiem asmenims ir turbūt ir šitas pakeitimas taip pat ir lemia tą sodros rezervo didėjimą tame tarpe. Na ir įdomiausia dar beje yra tai, kad vis tik tai paliekama tos sodros lubos vadinamosios 60 vidutinių darbo užmokesčių luba ir nuo jų jau sodra apskritai nemokama. Tai patys turtingiausi, kurie gauna ypatingai didelės sumas, tai yra apie 140 000 eurų per metus, visa, kas bus virš šių pajamų, sodros nemokės. Visa tai naujos įmokos, apie kurias aš kalbėjau, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, tikrų ir komenditinių bendrijų nariams, įsigalios nuo 26 metų Liepos 1 dienos. Žinoma, jeigu Seimas šito įstatymo nepakeis, jo yra tik tai pateikimo stadija. Pereinu prie antro turbūt labai svarbaus aspekto, ar trečio net, tai biudžetinių darbuotojų atlyginimai. Biudžetinių darbuotojų atlyginimai, nors buvo sakoma, kad jie išaugs gana ženkliai, tačiau ta vadinamoji pareiginės alga, jos bazinis dydis didėja labai menkų dydžių, tai yra 0,7%, jeigu 25 metais dydis tos bazinės algos yra 1785 eurai, tai 26 planuojamas 1798 eurai. Tai iš tiesų labai menkų dydžių padidėja bazinė alga, bet šalia to, todėl standartiškai atlyginimai, biudžetinių darbuotojų atlyginimai jie neaugs arba augs, bet ypatingai nedidelė dalimi, tai kaip jau minėjau 0,7%, išskyrus tiems, kuriems siūloma keisti biudžetinių darbuotojų atlyginimus didesniu koeficientu. Kitaip tariant, keičiasi jų koeficientas, skaičiuojant tą bazinį algos dydį. Tai štai kaip jisai keičiasi ir kam jisai keičiasi, tai bent kol kas pristatyta, kad biudžetinių įstaigų specialistam ir struktūrinių padalinių vadovams, kvalifikuotiems darbuotojams, taip pat mokytojams, specpedagogams, auklėtojams, mokslo darbuotojams, tyrėjams, mokslininkams bus siūloma padidinti tuos minėtus koeficientus ir jiems tuomet tas atlyginimas, kuris skaičiuojamas pagal bazinę algą pareiginę, jisai didės daugiau. Turbūt nevardinsiu ir nerodysiu, kiek didėja ta koeficientas, pamatysim, juolab, kad tai yra tik pateikimas, galbūt, kad jie dar keisis, bet išvardinau tos Lietuvos Respublikos gyventojus, kurios ir darbuotojus biudžetinius, kuriems tikrai reikėtų stebėti, kas vyksta Seime, žiūrėti, kaip Seimas veiks, ar paliks tas, kas yra siūloma, ar padidins, o gal ir sumažins tą koeficientą. Tai tiek stebėkit Seimo posėdžių darbotvarkes, o aš žinoma jums pateiksiu ir paaiškinsiu jau, kai jau bus tolimesnės stadijos, tai yra svarstymo stadijos. O kol kas situacija tokia, kad tik tai daliai biudžetinių darbuotojų atlyginimai planuojama kels kiek ženkliau, visiems kitiems jie praktiškai lieka tokie patys. Dar vienas aspektas, noriu atkreipti dėmesį tų, kurie augina vaikus ir siekiama gerinti vaikus auginančių tėvų finansinę padėtį. Kalbama apie išmoką vaiko priežiūrai, tai štai tie, kurie auginate vaikus iki 2 metukų, turėkit minty, kad iki šiol išmoką turėjo teisę gauti besimokantis ar studijuojantis, dabar turėtų teisę gauti, ar siūloma, kad turėtų teisę gauti tą išmoką visi vaiką auginantis tėvai, iki šiol net ir neturėjo teisės gauti tos išmokos, pavyzdžiui, dėl to, kad nebuvo sukaupę reikiamo socialinio draudimo stažo. Ir nuo 2017 metų sausio 1 dienos primenu, kad išmoka vaiko priežiūrai buvo nustatyta ir šiuo metu 25 metais ji yra 420 eurų, tokia suma.
Na, taip pat Seimas svarstė neįgaliųjų užimtumo problematiką, tobulina ir siekia, kad neįgalieji turėtų galimybę užsidirbti ir dirbti, tai skatinti jų užimtumą. Apie šį įstatymą kalbėsiu vėliau, kai jisai bus svarstymo stadijoje. Dar grįžtant prie vaikų, tiesa pamiršau pasakyti, kad ir vaikų išlaikymo išmokas siūloma šiek tiek didinti. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šiaip, kai skiriasi tėveliai, vaikų išlaikymo išmokos paprastai skaitoma, kad turėtų būti ne mažiau negu minimaliosios mėnesinės algos dydis, tiek vaikui minimaliai reikėtų jį išlaikyti, padalina tėveliam per pus, tai dabar yra 777 euro, 777 eurai, tai padalina per pusę, tai yra 388 priteisia paprastai iš vieno tėvelio tam, kuris išlaiko vaiką. Bet yra tikrai nemažai šeimų, kur nėra galimybės prisiteisti, nėra galimybės gauti tokias išmokas ir tuomet valstybė įsijungdavo ir mokėdavo. Tai siūloma tą vaikų išlaikymo išmokas, kai jas moka valstybė, didinti nuo 126 eurų iki 175 eurų. Sakydami, kad tai bus pusė nuo to dydžio, bent jau pasiekti pusę nuo to dydžio, kokį priteisia teismai. Tačiau tai yra klaidinga vėlgi, nes čia kalbama apie 25 metų pusę, o realiai 26 metais, kaip jums žinoma, minimali alga didėja, tai štai vėlgi nebus tos pusės, čia pusė 26 metais lyginant su 25 metų minimalia alga. Tai tos pusės nebus. Ir dar kas liūdniau yra, kad vėlgi šią vaikų išlaikymo išmokas didina tik tai nuo Liepos 1 dienos kitų metų ir matyt skamba gražiai, bet iš tiesų visą pusmetį ateinančių 26 metų ta vaiko išlaikymo išmoka liks 126 eurų ir nebus padidinta. Tai tiek apie biudžetą ir skaičius, gal kam ir atrodė nuobodu, bet mano supratimu jie labai svarbus tam tikroms asmenų grupėms. Sekite toliau, pranešiu apie biudžeto svarstymą, kalbėsiu ir Seime, kalbėsiu ir jums. O dar keli įstatymai, porą įstatymų, kuriuos norėjau atkreipti dėmesį, kurie buvo pradėti svarstyti Seime, tai yra miškų įstatymas. Geras pasiūlymas, siūloma didmeninėje prekyboje aukcionuose parduodamos žaliavinės medienos ir miškų kirtimo liekanų pardavimą organizuoti tokia tvarka, kad ne mažiau nei 80% aukcionuose parduotos tos medienos būtų perdirbta. Kitaip tariant, nebūtų eksportuojama be perdirbimo Lietuvoje. Kitaip tariant, kad mes neeksportuotumėm savo medienos vienos brangiausios gamtinės žaliavos, jos neperdirbė Lietuvoje. Tikrai geras pasiūlymas, stebėsim, kaip toliau bus svarstoma Seime. Ir dar vienas dalykas, jau čia teisininkam turbūt svarbu ir tiems, kurie atidžiai stebėdavo ir klausydavosi per žinias, kad kažkas yra apklaustas spec liudytojo statusu. Tas spec liudytojo statusas toks tapo populiarus, kad kai tik taip klausia žmogus spec liudytojui, visi iš karto sako, viskas aišku, tai jau nusikaltėlis. Tai siūloma įtvirtinti tokią normą, kad asmuo negali būti kviečiamas ir apklausiamas kaip liudytojas, tame tarpe ir specialusis liudytojas, dėl savo galimai padarytos veikos, jeigu prieš apklausą yra surinkti duomenys, leidžiantis jam pareikšti įtarimus. Reikšmingas pokytis tai yra, kad negalėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnai naudoti spec liudytojo statusą, realiai apklausti žmogų kaip liudytojų, o nors turi pilnai duomenų tam, kad jam pareikšti įtarimus. Tai tikrai nebloga būtų pataisa šita dėl to, kad menkintų tą specialaus liudytojo statuso įprotį, paskelbti tokį statusą mūsų ikiteisminio tyrimo. Ir mano supratimu ir žmogaus teisių aspektų atsirastų tam tikras balansas. Tiek apie šios dienos įstatymus, tikliau praeitos savaitės Seimo svarstytus įstatymus ir jų projektus. Ačiū Jums už dėmesį ir iki kitos savaitės.